Sveiki, aš esu Marius iš automobilių servizas Vilniuje.lt komandos. Kaip ir kiekvienais metais nenumaldomai artėja šaltasis metų periodas, per kurį daugelis vairuotojų, neišimtis ir mes, esame patyrę nemalonumus, kai iš ryto išeiname pasiruošę važiuoti į darbą, vaikus vežti į darželį ir pasukam raktelį. Bandom užvesti automobilį, o ten kuku. Starteris nesuka. Dabar pabandykite jūs įsivaizduoti tokią situaciją. Laukia minus 20 laipsnių. Jūs išbėgat, pasukot, o ten kuku, lemputė nei viena nebešviečia, starteris nesuka. Pirmi jūsų turbūt bus veiksmai: skambinat draugui, draugiai, stabdot kažkokį taksistą, mokat pinigus už tai, kad jūs užvestus su krokodilais. Važiuojat šiaip ne taip užsivedę automobilį į darbą, sėdat prie kompiuterio, diena sugadinta, sušalęs iki negaliu, ant viso pasaulio piktas, sėdžiu prie kompo, ieškau naujo akumuliatoriaus, ieškau kur pigiausiai, kas geriausiai parduoda, kas pristato, įsistatot naują akumuliatorių, automobilis vedasi, viskas tvarkoj, važiuojat laimingai, po savaitės kokios, po savaitgalio mašiną pastovėjus išbėgat, atsisėdat į automobilį, pasukat raktelį ir vėl kuku. Nėra. Su šia situacija esam ir mes susidūrę nei kartą parduodami akumuliatorius, todėl jeigu nenorite atlikti tų paprastų 3 žingsnių, kuriuos parodysim truputį vėliau, tai geriau nežiūrėkit šito video, pirkit akumuliatorius kažkur kitur, nes kol neįsitikinsim 100%, kad jum tikrai reikia akumuliatoriaus, bent jau mes neparduosim ir be reikalo nenorim, kad jūs gadintumėt savo nervus, be reikalo leistumėt sunkiai uždirbtus pinigus ir be reikalo tiesiog bus išmesti jūsų tie pinigėliai sunkiai uždirbti į balą, jeigu nepadarysite sekančių labai paprastų 3 žingsnių. Taigi, ką jau galite padaryti dabar, tai tiesiog jums reikės paprasto testerio. Taigi, kokie pagrindiniai 3 veiksmai turėtų būti jūsų įsigijant naują akumuliatorių ir ar tikrai įsitikinimas, ar jo jums reikia. Jums reikės pačio paprasčiausio testerio. Testerio raudoną galą kišame čia, kur parašyta amperai. Testerio kojelę pasukam būtent ant amperų. Tada atsijungiam akumuliatorio vieną gniptą. Vieną testerio kojelę dedame prie klėjimo. Kitą testerio kojelę dedame prie akumuliatoriaus. Laukiame, kol automobilis užmigs. Viskas. Automobilis užmigo. Turėtų rodyti nedaugiau 0,05. Jeigu rodo iki 0,05 amperų iškrovimą, tai čia yra normalus.
Tai jau yra pirmas ženklas apie tai, kad jums reikėtų naujo akumuliatorius. Sekantis žingsnis, ką reikėtų jums padaryti, kišate atgal kojelę, nusistatome ant volto, pasijungiam gnybtą. Vieną kojelę dedam prie pliusinės klėmos. Kitą kojelę dedame čia. Taigi starterio paleidimo metu įtampa turėtų nekristi žemiau 9 voltų. Jeigu tai yra geras akumuliatorius. Antras dalykas, kuriuo reikėtų įsitikinti jums, jeigu įtampa krenta žemiau 9 voltų, tai jau yra, pavadinkim taip, antras signalas, kad jums reikia arba naujo akumuliatoriaus, arba kažkas yra netvarkoj su starteriu. Ir trečias dalykas, pats pagrindinis, ką turėtumėte įsitikinti prieš pirkdami naują akumuliatorių, tai ar jūsų generatorius tvarkingai ir normaliai krauna. Taigi užsivedam automobilį, įsijungiame šviesas, įsijungiame radiją, nes dažniausiai važiuodami klausom jos. Tada įsijungiam pečiuką. Taigi kaip matote, įtampa yra 14,7. Šitam automobiliui jinai yra truputį per didelė, turėtų būti nuo 13 iki 14,5. Taigi su šio automobilio generatoriu yra ne visiškai viskas tvarkoj. Arba yra kitas būdas, ką jūs šiuo metu jau galėtumėt padaryti. Taigi pats paprasčiausias dalykas, ką jūs dabar jau galite padaryti, tam, kad įsitikinti, ar jums reikės akumuliatoriaus ar ne. Taigi sėdate prie kompiuteriaus, surenkate adresą. Automobilių servizas Vilniuje.lt, spaudžiam Enter. Šitoj vietoj, kur nemokama konsultacija arba turite klausimų, spaudžiate čia, įrašote savo vardą. Elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kur žinutė įrašote akumuliatoriaus patikrą. Ir mes su jums susisieksime per artimiausias 24 valandas, atvyksime prie jūsų automobilio, patikrinsime visus išvardintus mazgus, tai yra starterio paleidimą,
pačio akumuliatorio būklę ir visa tai jums nekainuos. Ir jūs tiesiog šaltuoju metų periodu, vadinamu žiema, išvengsite labai daug nemalonumų. Ir galbūt jeigu reikės, mes jūsų akumuliatorių paimsime ir pakrausime, pasižiūrėsime, ar neturite vagies, kad žiemą pasitiktumėt ramiai ir negalvotumėt apie tai, kad galbūt iš ryto išėjus galite neužsivesti savo automobilio. Taigi mes atvyksime pas jūs į vietą su įranga, kuri leis mums patikrinti tokius dalykus. Nusistatom akumuliatoriaus amperažą. Kaip matote, čia yra 680. Atliekam akumuliatoriaus testavimą. Aptiktas paviršinis įkrovimas, kadangi automobilis buvo neseniai užvestas. Prašome įjungti šviesas. Šviesas išjungiame. Šviesas išjungtas, pertestuoja. Tai va. Geras įkrauti, starterio testą atliksime. Taigi visą šitą akumuliatoriaus patikrinimą mes jums atliksime nemokamai. Jeigu reikės, galime parengti ir pasiūlyti įvairiausių gamintojų akumuliatorius. Tik tai kai gausime, pavadinkime taip, visus teigiamus rezultatus, tai kad jūsų automobilio elektrinėje grandinėje nėra vagies, kad jūsų generatorius yra normaliai funkcionuojantis ir veikiantis, krovimo įtampa yra normali, kad starterio paleidimo srovė yra normali, tik tai tada mes jums siūlysime įsigyti naują akumuliatorių, kad nebūtų be reikalo išmesti pinigai į balą ir kad jūs po savaitės ar po pusantros nebūtumėt nusivylęs naujų akumuliatorium ir neturėtumėt pretenzijų nei mums, nei savo. Ir kad būtų sutaupyti jūsų brangiai uždirbti pinigai, galbūt jūsų senasis akumuliatorius dar galėjo tarnauti ilgai ir patikimai, tik tai būtų užtekę sutvarkyti elektrinės grandinės visas bėdas, kurios iškraudinėja jūsų akumuliatorių arba dėl kažkokių priežasčių pavargęs buvo pats starteris. Taigi, jeigu turite klausimų, nusiskundimų, kas susijęs automobilių remontu arba detalių parinkimų, pirkimų, visada drąsiai skambinkit, kuo galėsim pakonsultuosim, ką galėsim